Tai va, sėdim kokioje alėjai. Kažkokioje labai gražioje alėjai. Labai viskas aplinkui gražu. Va. Kadagiai ir kas čia. Žodžiu, pavalgėm skanius pusryčius. Gaila, nespėjau nufilmuoti. Petras studijuoja žemėlapį. Sočiai pavalgė. Va, parodyk Petrai, kur gyvenam, pačiam centre. Kur centre kur gyvenam? Jo, centre gyvenam, tai va centras. Centras čia mes gyvenam, va, čia va. Pačiam centriukė gyvenam. O čia yra Avenue dos Aliados. Avenue dos Aliados, va, vaizdai aplinkui gražus, va čia vienėlio atvežė. Va, neliks jau greitai. Jo, ten matas gražus pastatai, vaikšto žmonės. Eisim Atlantą pasūdyti. Jo, eisim pamatyti Atlantą ir dar turim... Jo, turim tik vieną dieną, tai bandysim kuo daugiau aplėkti. Tai va. Žaliakalnį iš tikrųjų kažkom, bet upė didesnė teka iš tikrųjų šiek tiek negu Ąžuolyne. Tai va. Palauk. Štai, beveik pasiekėm šios dienos tikslą, kuris yra, to aš jums parodysiu. Va ten va. Ten yra daug vandens. Pasakyk, ką nors. Nieko, visai smagu iš tikrųjų. Skribeliuką nusipirkai. 30 laipsnių karščio, bet viskas normaliai iš tikrųjų. Skribeliuką parodyk sako. Skribeliukas centam, jeigu pritrūks galės berti, daug telpa iš čia. Eurai kaip tik telpa didelį. Jo.
Arba galiu nufilmuoti žmogelis, ieškos lieka. Normalu iš tikrųjų. Malūnsparnis stovi, matau, nusiplimo helikopterio takelis. Ja, tas normaliai. Tai va, ten dar biški matos tokių visokių įdomybių. Keliaujam. Užsimaut lavkės ir įšokti į vandenį. Bonjour! Paskutinis video blogą šiandieninė. Filmukas. Ne paskutinis, dar vakare pavarysim biškį. Tai va, šiaip taip pasiekėm vandenyną, kaip matot. Dabar truputį užvalgysim. Prinešė čia visokių mums įdomių padažiukų, dar kažko. Paploninom piniginę biškį. Nežinom kaip valgyt, bet manau verta. Dar juda krevetė viena, bet nieko. Gerai, skanaus.